Šis gyvenimo kelias yra universalus ir vidinis. Ir nesvarbu, ko tikėtume ar netikėtume, egzistuoti reiškia būti dvasinėme kelyje. Klausimas yra tik, ar gebame atspindėti savo tikrąją prigimtį, susiderinti su tuo, kas esame, su Dievu, ar visgi skendime iliuzijoje, prote, sukurtoje kančioje. Galime pasakyti, aš netikiu Dievu, dvasinis kelias man yra neaktualus, neįdomus. Tačiau vis vienais liekame įmesti į šį egzistencijos vandenyną, į šią didžią egzistencijos srovę ir gerai nesuvokiame, kas yra kas. Gyvename kentėdami iliuziją, gyvename pasidalyjime, atskirume. Taigi visos būtybės, kurios tik gimsta, yra dvasinėme kelyje, kiekvienas savam etape. Nes išties, be savo dvasinės prigimties neturime nieko. Ir abu keliai, tiek į Dievo artumą, tiek į gilesnį iliuziją, veda per aš esu. Tačiau šie aš esu yra skirtingi. Daugeliui tariamai religingų žmonių yra šventvagiška ar keista išgirsti, kad aš esu yra Dievo artumo ekspresija. Nes protas nuolat žvelgia į išorę, Dievo ieškodamas kažkur išorėje, kažkur kitur, kažkur ateityje ar praeityje. Mato visą kaip atskirą, mato vien dvejybę. Tačiau Dievas yra vis apjungianti galia, vienovė kiekvienos būtybės širdyje. Širdyje ne fizinėje, bet kiekvienos būtybės esmėje, jos širdyje. Kaip galima pasakyti, jog aš esu yra Dievo ekspresija. Tačiau ši dieviška aš esu yra ten, kur ego proto nebėra. Šis aš esu Dievo artume prisikelia iš asmenybės, pojūčių ir proto kapo. Ten, kur asmeniškumas mirė, ten, kur reakcionalumas mirė, kur yra regimas Dievas, ten yra aš esu. Ir šis dieviškas aš esu yra idealas, yra mokytoja kiekvienos būtybės viduje, vedantis mūsų kelią į išsigryninimą, į apsivalymą, į ego mirtį, į proto mirtį. Šis vidinis mokytojas, vidinė mokytoja, mums atveria akis atskirti, kas tikra nuo to, kas netikra. Jį veda į mirtį iliuzijai, į pabudimą iš sapno, į tobulą paleidimą, atsirišimą nuo visų objektų, nuo formų. Visa sugrįžta į ją. Išties, kai tampame tušti, kai tampame geri Dievo instrumentai, kuomet mūsų nebevaiko įvairus reakcionalumas, kai paleidžiame pilnai, pasiduodame Dievo valiai. Tuomet vienintelis dalykas, kuris lieka, yra aš esu. Ne asmeninis, visa apjungiantis, vienis, vienovė. Šiame aš esu, kuriame nuščiūva protas, nuščiūva visi jutimai ir visa sugrįžta į jį. Jame visą matome vienos prigimties. Ir mūsų būtis yra suderinama su šiuo paveikslu. Mūsų protas tampa stabilus, ramus, aiškiai regintis dalykus tokius, kokie jie iš tikrųjų yra. Išties, kuomet susideriname su savo tikrąja prigimtimi, tampame harmoningi su savimi ir su visa aplinka. Taigi tikrai trokštantis Dievo, ištraukia savo dėmesio akis iš visų objektų išorėje, savęs atpažinimu ir panyra į aš esu amžiną, nekintantį, savaimingai palaimingą aš esu.
Tai nėra dar viena būsena, kuri ateina ir praeina, kurios mums taip pabodo. Tai yra tikras pagrindas, tikra uola po mūsų kojomis, kurios niekas nesujudina, jokios bangos nenuplauna. Ir nerdami į šį aš esu, suvokime, jog be aš esu Dievuje nėra nieko. Jog vien aš esu yra, vien Dievas yra, visa persmelkiantis, visur esantis. Gyvenimo patirtis persisunkia Dievu ir vis atsiranda savoje vietoje, balanse, harmonijoje. Kol savį kultivuojame dualumą, matydami kažką atskiro, Dievas yra atskira nuo manęs, tol mūsų protas yra pasidalijęs, tol negebame pilnai pasiduoti Viešpačiui. Dievas nori, kad ir tai atiduotume, kad visą atiduotume prie jo kojų, prie jos kojų. Kad iš mūsų neliktų nieko, jokio tikėjimo, jokios minties, jokios idėjos. Tik Dievui atiduotume savo gyvenimą. Protas susirūpinęs daugybę dalykų, jis nesugeba suprasti ir šių žodžių. Manydamas, jog atiduoti Dievui, pasiduoti Dievui, pakloti savo gyvenimą prie Viešpaties kojų yra veiksmas. Ir atsisakyti kažko, ir atlikti kažką. Visa ši vidinė realizacija vyksta mūsų viduje, vyksta mūsų dėmesyje. Atiduoti savo gyvenimą Dievui reiškia ištraukti savo dėmesį iš visų objektų, lik tikrovės. Ir matyti visų dalykų tuščią prigimtį, matyti Dievą visame kame, matyti meilę visame kame, matyti vienį visame kame. Kad tai patirtume patyrimu, kad tuo įsitikintume ne kaip teorija, ne kaip pasakojimu, bet savo patyrimu, savo patirtimi, turime tapti tušti, įsiklausyti ir žinoma, nuoširdžiai trokšti Dievo. Turime mirti mažajam aš. Lygiai kaip Dievo ekspresija, kuomet nelieka nieko, yra tik aš esu, dar prieš bet kokį veiksmą, mintį, žodį, jausmą, pojūtį. Aš esu alfa ir omega, pradžia ir pabaiga. Lygiai taip šis aš esu turi savo šešėlį. Šis šešėlis yra aš esu iš mažosios raidės. Tai yra ego protas, tai yra savęs nepažinimas, iliuzija, susitapatinimas su laikinumu, susitapatinimas su forma. Lygiai kaip Dievas sukuria harmoniją, vienį ir meilę, jokio konflikto. Taip šis save tapatinantis protas sukuria visą chaosą, skausmą, iliuziją, visus konfliktus žemėje, visą pasidalijimą. Šis mažasis aš esu yra tūkstančiai, milijonai, milijardai dalelių pažirusių į visas puses, nuolat besikeičiančių, nuolat besitransformuojančių. Šiame aš esu nerasime pagrindo po savo kojomis, kuris tveria. Ego protas yra aklas, negebantis regėti situacijos adekvačiai, tokios, kokie iš tikrųjų yra. Šio savęs sutapatinto proto su formomis, su laikinumu visuomet yra per daug. Šis protas nežino, kaip elgtis harmoningai. Tai yra sapnas, dengiantis mūsų dvasią. Ir kaip kelias į Dievo artumą veda klausantis šios mokytojos viduje, kuri veda į gilesnį išsigryninimą, paleidimą, atvirumą, tapimą nieku, tapimą tuštiems, lengviems, į meilę. Lygiai taip šis ego proto aš esu, demoniškas aš esu, veda į gilesnį materiališkumą, gilesnį objektyvizavimą, savęs sutapatinimą, reakcionalumą.
Kuo galingesnis yra šis velniškas aš esu, tuo daugiau pasidalymo, tuo daugiau žalos savo kitiem, tuo mažiau adekvatus esame, tuo mažiau sveikos nuovokos. Tad kur yra šis Dievas ir velnias, jei ne mumyse? Dievuje nėra dviejų, Dievuje yra tik vienis. Kuomet neriame į savo gelmę, suvokime, jog Dievas, visa persmelkiantis, yra mūsų pačių gyvybėje. Įmanome, jog velnias ar demonas yra kažkur išorėje. Išties mūsų sąmonė miega ir regime pasidalymą. Tikras velnias, tikras demonas yra tai, kas atskiria mus nuo Dievo. Bet tai viso labo simbolis. Šį velnę, šį demoną turime atversti, išgryninti, išvalyti savo vidų. Ši vidinė integracija nėra kovojimas su kažkuo. Dievas pats kovoja mūsų kovas. Ko mums reikia, tai yra pastebėti tai, kas nėra darnu, nėra harmoninga su mūsų prigimtimi. Būti sąmoningiams apie tai, paleisti, atiduoti visą, atpalaiduoti savo dėmesio gniaužtus. Kuomet mūsų protas, mūsų akys, mūsų ausys, mūsų jausmai, mūsų pojūčiai yra pakliuvę į išorinių objektų spastus ir sutapatinam save su visu tuo. Išties dengiamos šis debesis nuo vidinės tiesos. Tad siekime Dievo, siekime harmonijos, siekime savęs pažinimo, nes tai yra kelias į dorą gyvenimą, į harmoningą gyvenimą, kelias iš iliuzijos į tikrovę. Ir nepasilikime pusiaukelėje, kuomet malonės dėka mes atpažįstam savo prigimtį. Šis kelias nėra baigtas. Įsiklausykime į savo mokytoją, atiduokime ego protą, paleiskime. Kas iš tos, kuri pažino save, bet jame gyvena išdidumas ir daugybė kitų mažyčių aš esu. Atpažinkime, jog Dievas mus veda į šventumą. Išties tikrai geras ženklas, kad esame pažengę šiame kelyje, yra nuolanki širdis, tyli širdis, tylus protas, didis nuolankumas, paprastumas. Turime apsirengti šventumu, o nedėtis kažką išmanantys, kažką įgyję. Nes išties visa yra Dievo duodama. Ir kuo daugiau pasiduodame, kuo daugiau atiduodame visko, kuo daugiau atiduodame Dievui savo gyvenimo, tuo labiau pilni esame, labiau užpildyti Dievo malonę. Išties taip yra. Šis kelias yra lengvas, šis kelias yra sveikas protas, stabilumas. Ego proto kelias, mažyčiojo aš esu kelias, rodosi lengvas, tačiau yra nepaprastai sunkus, visą mum kainuojantis. Tad prigluskime prie Viešpaties kojų. Viešpaties visur esančio, neturinčio vardo, bet esančio visais vardais, švytinčio visų būtybių šerdyje, persmelkiančio visatą. Išties tave, Viešpatie, vien tave garbiname savo vidinėme altoriuje. Tu esi mūsų vienintelis grožis, vienintelė užuovėja, vienintelė paguoda. Esi gyvybės ir viso gėrio šaltinis, neapsakomos meilės šaltinis. Išvaduok mus, Dieve, apvalyk mus, Dieve. Padaryk mus savo gerais instrumentais.